Sveiki. Šiandien Sakurik sekmadienis pasivaikščiot ir tikslas aplankyti, pasivaikščiot po Žiegždrių pažintinį taką, aplankyti Kalniškių atodangą, čia 200 metrų ir Žiegždrių piliakalnis. Tad takas prasideda iš ten, čia prasieisim, pasižiūrėsim. Einam pažiūrėsim, kaip atrodo atodanga, pasigražėsim ir apsidarysim, kokia čia yra graži vieta. Dar plus po čia vakar pravažiavo visą audrą, čia medžiai, reikėjo pravažiuoti aplamai pro tokį gulinti medį. Nebuvo jauku, bet ką, judam. Radome laiptukus, susipažinau su taku ir leidžiam laiptukais prie labai gražios pakrantės. Pasigražėti, pažiūrėsim, kaip atrodo mūsų marios po vakarykščio smagumino. Taigi pasileidus laiptukais, mes atsiveria marios, gražus vaizdas ir mes turime virš žemės einantį takelį, visai smagiai, gražus vaizdas, galima pasivaikščioti. Kas įdomiausia, kad aš kai atvažiavau, tai pylė liūtis tokia stipri. Dar galvojau, kaip čia bus, bet pasiryžau. O ką? Einu, saulutė šviečia. Vėjukas truputėlį yra, bet super oras pasitaikė. Dar sako, negirk dienos be vakaro. Gal dar grįžtant bus lietučio. Bet po kol kas stebint čia gerai. Na ir pavakar. Iš to, kaip šitą vietą nutrinta, kur parašyta, jūs esate čia, kiek kartų čia turėjo žmonės bakstelt, kad šitą vietą su pirštu ištrynė. Gražu. Šitą eini ir taip atsiveria.
didelė liepa, virš 100 metrų, aukščio tikrai tokia, nemaža, sakau virš 100, 25 metrų, 4 su 4,3 apimtis ir virš 100 metų. Skaitau vieną, sakau kitą, bet vis tiek įspūdinga. Na, mes toliau vingiuojam takiukais. Miško takeliai, laipteliai. Visai fainas, man patinka tas takas. Tokios atodangos, pasimato marios. Kartais nesmagu lįst pro tokius. Ir va, čia matos. Nulūžęs medis ant nulūžusio medžio ir viskas ant grevės. Nuskau, kaip šiandien grįžtant nufilmuosiu, kaip atrodė kelias, pro kurį reikėjo važiuoti. Nu, netoks modernus takelis. Apavas nėra gerai, jisai nėra ant tiek pritaikytas molingų keliui, bet čia jau turėjom tokių pasivaikščiojimų, kur buvo išbandyti. Galvo reikėjo savo treilo batus užsidėti, ten toks geras, tokie, nu ne spigliai, bet rimtas padas tokiam dalykam vaikščioti. Šitai tai visiškai ant garbės yra laikosi. Ir mes čia leidžiamės prie pat vandens. Įdomiai tas takas eina. Ar čia tik buvo nusileidimas? To išsiaiškinsim. Spėju, visas šitas takas ir buvo nusileisti iki pakrantės. Gražu. Pakilau per kitą vietą. Čia matosi takiukas, kuris yra pramintas. Eina. O pagrindinis takas, man atrodo, viršui. Jis turėjo suktis ir tada apeidinėti. Tai bandom laikytis pagrindinio tako. O paeksplorinsim turbūt kitą kartą. Įdomiausia tai, kad takas tai yra sužymėtas mėlynais tokiais burbulais, dažais pažymėtas. Ir jisai vedė šį čia. Bet dabar apačioj pažiūrint, nematau šiokio žymėjimo. Tai gali būti, kad nes tako pradžia, aš iš kito galo pradėjau. Tai tako pradžia yra tenai, kur buvau sustojęs prie liepos, pro Jerikaitį. Grįžtu prie garbingo medžio. Tai, visas takas yra sužymėtas tokiais taškais. Jo, tenai pažymėta, kad eiti toliau. O ten buvo nusileidimas padarytas iki šito, iki vandens pasigrožėti. Taip pat išėjau čia tokią atvirą vietą ir galvoju, kur eiti toliau, bet vėl labai faina. Yra ženkliukai. Ateini iš šitos pusės, laikėsi šitą ir dar rodiklė uždėta. Ir taip ant šito medžio su rodiklė. Ten čia keletas skirtingų takų. Ir Smolakalnis. Einam pažiūrėsim, kur čia yra. Čia irgi takas skaitos. Tai žiūrim, kas čia toliau laukia mūsų. Na, fainai, šitą sodybą parduoda ženklas. Kas nori gražiai vietoj gyventi, visai neblogai. Reiks pažiūrėti. Na, dabar ne tiek ir daug, gal keletą minučių. Bet tada supratau, kad ir kitą pusę tiesiog. Einu tas keletą minučių, supratau, kad tenai kaip yra ta pradžia. Ten belieka apsisukti ir eiti. Arba čia pareiti lengvai keliuku. Tai aš galvoju, pareinu pasivaikščiosiu. Pažiūrėsiu, kokios gražios apylinkės, sodybos, namai. Tai visai irgi faina. Saulutė išlindo, tai visai tikrai jau neblogai ir šildo jinai. Tai kažkiek tai tos lengvos vasaros turim.
Einu ir žiūriu. Knygų namelis. Labai įdomi vietai. Pažiūrėkime, ar turim knygų. Grįžimas su ugnim. Nu, fainai. Užskaitau tokius dalykus. Na ir apie ratuką. Čia kavinukė yra. Galim eit kavos atsigert, pasidaryti savitarnos. Ir mes dabar eisim iš aikštelės link mašinos. Ten dar vienas mažiukas ratas apeisim. Taigi, va šitas medis. Tai pro jį važiuoti nebuvo smagu. Ir čia dar pravažiuoja kita mašina, bet tai važiuoju ir taip galvoju, reikia rinktis, kaip čia būtų saugiai, tvarkingai, nes jis laikosi kažkur tai ten ant garbės. Nu, nesmagu. Bet pagalvoju, kodėl jo nenupjovė, nes ten ant kelio kitus medžius sutvarkė. Bet niekur, kai šitas atsidurs, sutvarkys. Pjūklo neturiu. Tokį rankinį elektrinį įsimečiau dėl viso pikto, bet nedideliam šakom, bet šito nuks geras, nepaims. Tai atodangą praėjom. Pažintinį taką praėjom, o dabar einam iki Žiegždrių piliakalnio. Čia visai neblogai matos, kad buvo buvo lietaus vėjo. Bet gražu, faina. O, geras. Kamino kelias čia eina. Tai prieš tai niekur nesimatė. Tai gal ten ateina nuo miestelio ir eina prašyčia, ar reikia pasižiūrėti. Taigi, priėjau Žiegždrių piliakalnio vietą. Taip, nuo Kalnių Kaleidžius galvoja, kad okei, nebus taip, kad netyčia jo nusileidau ir buvau ant jo. Tai tenai piliakalnis, čia turim tokią vietą, butelių ten pridėta, čia žmonės ateina, nes čia privažiavimo daugiau niekur nėra. Ta, ir čia dar yra, matau, nusileidimas prie vandens, einam patikrinsim, bet tai visai fainai, čia tokia erdvė, soliukai, biškį jau daug laiko matė, bet fainai, matos, kad čia praeita ir lieptelis yra, einam pažiūrėsim. Na visai šoniai biškį vėjo prie vandens. Atėjau kito lieptelio galo. Gražu. Ten matos labai gražiai atodanga. Reikės nueiti pakelti droną. Einam čia dar pasižiūrėkim. Nu, okei, iš pažiūros čia irgi dar yra takelis. Vedantis irgi prie vandens. Pasivaikščinkime, pažiūrėkim, čia visas paplūdimys atsiveria. Taigi mes čia turim gražų paplūdimį. Marės ir spėjo kitos atodangos eina takiukas.
turim laiko, praseikim, nes noriu kažkokios įdomios vietos prisėsti kavos puodelį. Taigi čia yra Žiegždrių gyvenvietė, ir spėjau reikės į tenais. Aš vis dar noriu tos atodangos. Turim kelio žymėjimą. Tolumoje girdžiu graudint. Tai ir mūsų atodanga tenai. Ir čia yra takiukas, kuris veda link jo. Ant norimos atodangos šitos atėjau, biškai, čia tokių kafeinų yra. Skubu tiesiai, nes noriu pažiūrėti pro vaizdą. Skubu pro vaizdą, noriu pažiūrėti į vaizdą. Dar buvo mintis, kaip fainiai ten būtų prie krašto atsisėsti, kavos atsigerti. Galvojau, reikės ant žemės, netgi šalia padėtas rastelis, kur galės atsisėsti ir mėgautis savo kavos puodeliu. Pasaka. Ir dar turiu pyragėlio prie kavos. Toks laikas skirtas man pailsėti. Pyragėlis, kava. Ir nuostabus vaizdas. Nuoširdžiai nesitikėjau, kad bus taip gražu. Ten tolumoje tikrai nėra taip gražu, bet šiuo metu saulė šviečia. Faina, drono vėjas neša, kaip turi būti, nes man jis labai lengvutis. Net tokiems dalykams skirtas, bet pavyko kelis kadrus užfiksuoti. Pasimėgauju savo kavytę, pyragėlių ir tada reikės judėti. Nes netoli man iki mašinos pareiti. Bet matau, kad lietus nueina. Tai laukia labai gražus bent jau dalis vakaro. Džiaugiuosi išėjęs iš namų šiandien. Tai kągi, pasimėgavom kava. Ten toks, ta tamsesnė dalis, jinai kažkiek kaip ir juda link manęs palengva. Bet čia dar praeis nemažai to laiko, kol visą tai ateis. O čia dar pažiūrėkim takiuku, paeisiu, pasižiūrėsiu, kas čia gražaus ir judėsiu link mašinos. Ai, ir nežinau, ar pastebėjot, miškas jau geltonuoja visas lapais, tai ruduo ateina, tai lauks tikrai gražus metas. Man labai patinka ankstyvas ruduo, kai visi daug spalvų, žalia, geltona, raudona. Tai netvarkoj. Čia jau čia yra dar visai privažiuojamas takelis einant. Ten gale stoja mašina. Neis, netrukdysiu chebrytei, kad gal romantiškai, gal ne, gal žvėjai. Bet taip jau laikas buvo suktis. Tai va čia yra kelias, normalus, miško, privažiuojamas.
O šį čia visai pravaikštytas takelis. Ir tikrai ne gyvūnų, pakankamai platus. Tai, ką džiaugiuosi, išėjęs pasivaikščiojęs, grįžtam link mašinų. Sakau, mašinų link mašinos. Į aikštelę ir judėsim link Kauno. Tai trumpai apžvelgiant taką, tai fainai iš tikrųjų. Norint pasivaikščiot, pasigrožėt gamta, tokiam atodangom, neklampnuoti per purvus, tai visai labai faina vieta. Visur takelis, visur liepteliai, laiptukai. Tai toks ramus pasivaikščiojimas, valandžiukiai, neskubant, labai faina. Ko man pritrūko, gal keletą suoliukų atsisėsti. Tai tiem, kas norėtų pasidėti, pasimėgauti vaizdu, o taip tai užskaitau. Žadėjau sakyti, vertinti 10-baliai sistemai sunku pasakyti, lyginant su kuo, nes man va šitas takas pasivaikščiojimo ir piliakalnis kavos puodelis turbūt labiau įspūdį paliekantis negu tas visas takas, bet čia turbūt man ir visas tas bendras maršrutas iki Piliakalnio šičia, tai tikrai smagu pasivaikščioti. Tai tie, kurie nori truputėlį to tokio, kaip pasakysiu, mažiau purvo, tai su gražiais vaizdais pats tas, kas nebijo truputėlį paeiti tokiu biškį molino takeliu, žemės molis, miško takeliu, tai galim prieiti iki atodangos Piliakalnio. Tai visai užskaitau tokį pasivaikščiojimą, tokią vietą. Tikrai sugrįšiu ir ne vieną kartą, gal rudeniop, kokį spalio mėnesį, kai bus daugiau spalvų miške, tos atodangos bus dar gražesnės. Tai tikiuosi, jums patiko mano šis pasivaikščiojimas, atradot šitą vietą, kaip ir aš, ir iki kitą kartą. Ir vieną dalyką pasidėjau, šiame takelėje einu, tai yra, tai, čia yra ne ta, čia dar vienas takelis, ir spėjau iš kelio ženklų paliktų, tai čia su arkliais pravaikšto, tai todėl toks čia visai fainas, geras, pramintas takas, ir aš įsibėgėjęs to plačiu taku patraukiau link kitos vietos, negu man reikia. Mano mažiukas takelis tai šičia eina. Tai va, gerai, kad susisgribau. Sakau, kažkaip tai labai į kairę neša, kai aš turiu laikytis palei pakrantės ir leisti žemyn. Tai va, mano takelis šičia yra, o aš nuėjau tenai. O, ne pirmas kartas užsigalvojau, čia pasakojau. Tai iki kitą kartą.